Ai, jo tiksliai, reikia intro nufilmuoti. Lithuania? Yeah! Gražiai. Davai normaliai žaidžiam. Supratau, ačiū Rėjau. Gerų rungtynių. Sveiki, auksinis jaunimas. Būkite pasveikinti atvykę į jau antrąją laidą pavadinimu Krepšinis neseksas. Abiem gerai nebus. Ervinas Bristolis. Ramina aistras Švyturio arenoje iš... Tu supratai save ir man. Arvinas Sabonis. Pabandyk verštis, bet kažką pamakalojam. Džiugios naujienos iš mūsų kūrybinės komandos. Jeigu antradienį vyko Klaipėdos Neptūno rungtynės, trečiadienį grįžome į Vilnių ir ketvirtadienį vakare jūs matote šią laidą, vadinasi, viskas yra įmanoma. Net tokiems kaip mes, kurie nemoka nieko daryti su to montavimu. Spalio 21 dieną Klaipėdoje nugriaudėjo Eurocup turnyro rungtynės, kuriuose Klaipėdos Neptūnas savų sirgalių akivaizdoje priėmė komandą iš Hamburgo pavadinimu Veolia Towers. Po atkaklių rungtynių rezultatu 97-88 pirmąją pergalę nuo 2016 metų Eurocup turnyre iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Ir jeigu Klaipėdos Neptūno komanda ir sirgaliai šventė tą pergalę, aš, kaip arenos pranešėjas, švenčiau 2. Nežinau kodėl ir niekieno už liežuvio netempiamas, aš per rungtynių pristatymą visiems arenoje garsiai pasakiau, kad jeigu Neptūnas šiandien nelaimi, aš nusiskutu ūsus. Neklauskite kodėl, galbūt jaučiausi tiesiog, taip pasitikintis Klaipėdos Neptūnų. Nemeluosiu, tikėjausi lengvesnių rungtynių, todėl visus 4 kėlinius sėdėjau lyg ant adatų ir kvestionavau savo sprendimą, kam reikėjo garsiai sakyti, kad tu nusiskusi ūsus. Taigi po rungtynių aš švenčiau ne tik Klaipėdos Neptūno pergalę, bet ir išsaugotus ūsus. Aš pasakiau, kad jeigu Neptūnas nelaimės ūsus, nusiskutu. Suprantat, kiek spaudimo turi šiandien? Ponios ir ponai, pagaliau pirmoji pergalė Eurocup turnyre įvyko šiandien čia Švyturio arenoje ir Klaipėdos Neptūnas švenčia ją rezultatu 97-88 ir galiu drąsiai visiems pasakyti, sekmadienį rungtynėse prieš Jonava Hipokredit aš ateisiu su ūsais. Na ir dabar keliaukime prie pirmojo reportažo. Spalio 16 diena buvo minima kaip pasaulinė maisto diena. Ir čia, prieš rungtynes tarp Klaipėdos Neptūno ir Hamburgo Veolia Towers, mes krepšininkų paklausėme. Mieli krepšininkai, jeigu pasaulyje dingtų visas maistas, kokį vieną patiekalą jūs išsaugotumėt žmonijai? Reportažas iš Klaipėdos. Jeigu galėtumėte išsaugoti vieną patiekalą visai žmonijai, visas kitas maistas dings iš pasaulio, koks patiekalas tai būtų? Labai lengva makaronai būtų, viskas kas su makaronais. Super, ačiū. Probably some good steak. Steak? Yeah. Because I love it. I will be selfish now. Medium rare? Medium rare, yeah. That's it, thank you. Thank you. Let's go. I'm gonna go with my classic American dish. I'm gonna go baked chicken, candy yams, sweet potatoes, mac and cheese, and It's all in one? yes, all in one. And then we're gonna go broccoli. Thank you. Kiaušinius, jeigu galėtum į skirtingais pavydalais pateikti. Ai, kad būtų omletas, kiaušinienė ir panašiai? Gerai. Šiaip nice, nepagalvoju, viskas. One dish for humanity, spicy rigatoni. Oh. Every time. Yeah? Every time. That's my go-to. Thank you. Food dish. Yeah. We need to eat one thing forever. Yes. Everything else disappeared. Probably rice. Rice? Yeah. Okay. I feel like it's the most versatile. You can make, you can. What do you get? What about egg? Egg? Eggs. Yeah. You get the protein with the egg too. Radvilas said eggs. Smart man. Rice and eggs would be great. We'd be perfect with rice and eggs. Unfortunately, we only can have one. I'd probably go egg, honestly. Yeah. I like that better. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Yes, sir. It will be probably pasta carbonara. Oh yeah, that's a good one. Yeah. Lasagna. Oh yeah. Thank you. Lasagna yra geriausias atsakymas, koks tai gali būti. And everything else disappeared. One dish? Yeah, what dish would it be? The beetroot soup, cold beetroot soup. Lithuania? Yeah.
Šaltybaršiai? Šaltybaršiai? Thank you, Z. Thank you, appreciate it. Gražiai. Klausyk, žiūrėk, jeigu visas maistas pasaulyje dingsta, kokį vieną patiekalą žmonijai išsaugai? Makaroną, balonezą. Arba karbolarą. Taip, pasirink. Balonezą. Super, ačiū, su pergalė. Kiek daugiau gausi, ble? Ne, aš nenoriu jūs trukdyti. Kaip galvoji, o jeigu 6 krepšininkai iš 10 įvardijo makaronus, tai aš čia jau galiu sakyti, kad makaronų lietus, ar dar čia per mažai? Gerai, nebesvaik. Tikras makaronų lietus. Ir visų lietuvių širdis pavergęs dar visai neseniai Klaipėdos Neptūne žaidęs Zimaronka, kuris mums visiems paliktų šaltibarščius. Ir taip pat galime įsitikinti, kad jeigu iš tikrųjų kada nors visam pasaulyje dingtų visas maistas ir krepšininkas turėtų išrinkti, ką mes valgysime visą likusį gyvenimą, ganėtinai nemažai šansų, kad tikrai valgytume makaronus. Na, o pakalbinus krepšininkus, laikas pakalbinti ir sirgalius. Čia, Švyturio arenoje, mes siekime pirmosios pergalės Eurocup turnyre ir sirgalius šiame reportaže mes pastatysime į Klaipėdos Neptūno vyriausiojo trenerio Gedimino Petrausko vietą. Mieli sirgaliai, kokie būtų jūsų paskutiniai žodžiai kaip vyriausiojo trenerio krepšininkams prieš šiems išbėgant į aikštelę? Jo tiksliai, reikia intro nufilmuoti. Šiandien mes sirgalių Švyturio arenai klausime, ką jie pasakytų savo žaidėjams, jeigu jie būtų vyriausiojo trenerio vietoje. Įsivaizduokime, kad žaidėjai visai netrukus išbėgs į aikštelę ir juos reikia užmotyvuoti. Ką pasakytų mūsų sirgaliai, jeigu būtų trenerio vietoje? Kad visų pirma jau reikia pagaliau susijimti, kad nepraras žiūrovų. Teisingai. Taip, nes vis tiek, kuo daugiau pergalių, tuo daugiau žiūrovų ateis. Ir pagaliau pataikyti, ne, Mariau? Taip. Ką, Mariau, tu patartum treneriui? Kai turbūt, kai kepsinis, kai nepataiko ir kai subūtų tai su pažanga. Su pražanga. O baudas reikia išmokti mesti, jo, reikia baudas įmesti. Nėra taip baisiai kaip praeitą sezoną gal. Taip baisiai kaip praeitą nėra, ne? Bet ten gali būti ir blogiau nei buvo praeitą sezoną, ar ne? Tikrai. Super, ačiū labai. Ačiū. Ačiū tau. Reikia užmotyvuoti komandą. Ką pasakytum žaidėjams? Dabar normaliai žaidžiam. Super, geriausia motyvacija. Nepasiduokit ir iki galo kovokit. Už pergalę. Už pergalę vyrai? Taip. Visi vyrai susikipkite ir stipriai laikykite, nes turime laimėti. Super, ačiū labai, gerų rungtynių. Kad stengtis laimėti, nes šiandien yra ypatinga diena. Kuo mina ypatinga šiandien? Aš šiandien esu pirmą kartą čia. Rimtai? O, nice. Ir aš paskutinį kartą, kai buvau Neptūne, tai mamos pilve. Šiandien turi Neptūnas laimėti, vien dėl to, nes tai yra tavo pirma diena ir tai yra ypatinga diena, taip? Super, ačiū tau, Paulina. Geriau pataikytų, laimėtų didesnį skirtumą, geriau užbėgtų į aikštelę, pasitikinti savimi. Jie turi išeiti ir kovoti savo energiją, viską atiduoti, ką tik tai gali. Mes esam lietuviai ir turim laimėti. Bet taip, mūsų komanda yra ir ne lietuvių, o ką jie tada galvos? Tai mes vis tiek krepšinio šalis. Na, žodžiu, jeigu mes esame Lietuvoje komanda, mes turim laimėti. Reikia pastotis, tobulėti, už vieną ir kitą kovoti. Nu, Ivan, ateik. Žinai, kaip man yra sunku šiaip atskirti daug žmonių, kaip prieina, bet tave aš jau prisimenu. Ir dabar tu kaip treneris turi užmotyvuoti juos, kad jie šiandien laimėtų. Ką pasakytum kaip treneris savo žaidėjams? Net nežinau, Dėk iš širdies. Jeigu jie laimės, kartu eisim valgyti pizzą. O jeigu šiandien kas nors iš Neptūno žaidėjų įmeta 100 tašką. Ir žinai, kad jeigu įmeta 100 tašką, turi statyti vakarienę. Tai tada treneris stato vakarienę, nes pakvietė. Ar žaidėjas, kuris įmetė 100 tašką? Žaidėjas. Vis tiek žaidėjų permetam. Supratau. Gerai. Ačiū, Ivanai. Pasiūlyčiau visiems, kad kažką pastatyčiau, nežinau, neįsivaizduoju. Tarkim, kaip vakarienė, jeigu laimit vakarienės, o tai jeigu treneris pastato vakarienę ir paskui žaidėjas pelno 100 tašką, tai žaidėjas nebeturi tada vakarienę statyti? Ne. Supratau. Ačiū, Rėjau. Gerų rungtynių. Mėly žiūrovai, mūsų kūrybinės komandos montažo specialistai nesustabdoma jėga. Jie dovanoja jums dar vieną vaizdo įrašą ir čia laikas išsirinkti, kuris sirgalius geriausiai motyvuotų savo komandos žaidėjus. Pagaliau susijimti, kad nepraras žiūrovų, kuo daugiau pergalių, tuo daugiau žiūrovų ateis. Ir pagaliau pataikyti. Dabar normaliai žaidžiam. Nepasiduokit ir iki galo kovokit. Už pergalę. Visi vyrai susikipkite ir stipriai laikykite, nes turime laimėti. Stengtis laimėti, nes šiandien yra ypatinga diena. Geriau pataikytų, laimėtų didesnį skirtumą, geriau užbėgtų į aikštelę.
Kovoti savo energiją viską atiduoti, ką tik tai gali. Mes esam lietuviai ir turim laimėti. Reikia pasuotis, tobulėti už vieną ir kitą kovoti. Jeigu jie laimės, kartu eisim valgyti pizzą. Kažką pastatyčiau, nežinau, neįsivaizduoju. Na, o dabar laikas perbėgti per pastarojo savaitgalio Lietuvos krepšinio lygos aktualijas ir apžvelgti rezultatus. Taigi pirmosios rungtynės, kurios įvyko šį savaitgalį, įvyko tarp Vilniaus Ryto ir Klaipėdos Neptūno. Koks nuostabus grajus. Vilniaus Rytas rezultatu 97-93 savų žiūrovų akivaizdoje įveikė svečius iš Klaipėdos. Kitose šeštadienio rungtynėse staigmena? Galbūt. Sensacija? Tikrai ne. Gargždų Gargždai namų tvirtovėje 91-74, atsiprašau už išsireiškimą, sunešiojo Utenos Juventus. Sekmadienio rungtynėse Panevėžio Lietkabelis ir toliau dalina sprigtus Lietuvos krepšinio lygos grandams ir čia jie įveikė šalies čempionus Kauno Žalgirio ekipą rezultatu 87-85. Na ir paskutiniosiuose savaitgalio rungtynėse Tony Perkinso vedama Kėdainių Nevėžio ekipa rezultatu 107-93 įveikė Saulės miesto Šiaulių komandą. Na, o šį savaitgalį Utenos Juventus bandys atsitiesti po slogaus sezono starto ir namuose priims sprigtuotojus Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Vilniaus Rytas bandys pratęsti savo pergalių seriją ir šeštadienį namuose priims Šiaulių Šiauliai ekipą. Sekmadienį Gargždų miesto krepšinio fanatikų šventė. Į Gargždus atvažiuoja Kauno Žalgirio krepšininkai. Na ir rungtynių maratoną mes pabaigsime Klaipėdoje, kur Klaipėdos Neptūnas priims Jonavos Jonava ir dar ten kažkoks paskolos, ten kažkoks yra, žodžiu, nesvarbu. Jonavos Jonava ekipa. Ir tai šiandien yra viskas. Dėkojame, kad žiūrėjote, jeigu jums patiko, be abejo, paspauskite like, prenumeruokite kanalą ir dar kartelį norime padėkoti už tą maždaug 1500 peržiūrų pirmajame vaizdo įraše. Amžinai dėkingi, gero sekso jums 100 metų, būkite palaiminti ir dar kartelį norime priminti, jog jeigu turite įdomų klausimą, kurį mes galėtumėm užduoti jūsų vardu krepšininkams, rašykite jį komentaruose, o su jumis buvo palaimintasis ir aš sakau iki.